Jis sako, jeigu jūs galvojat, kad mėnesį prieš Kalėdas ruoštis, sako, pigų ruošiasi, kitas sakė, pavasarį ruošiasi jau žiemos visiems marketingo planai ir visi kiti dalykai. Tiek mano kai kurie klientai, ypač gamyboje, tai jie prasideda apie Kalėdas kalbą jau gan anksti, ar ne? Labai svarbu planuoti, labai svarbu susidėlioti, kas kada, kur kaip ir ką darysit ir kas bus ir dėl ko. Bet mes turim storytellingą, mes turim personalizaciją, mes turim virtualius dovanų gidus, ne kuponus, ir interaktyvų galbūt kažkokį tai turinį. Mes kažkaip pritraukiam su gamifikacija, su kažkuo tą klientą pas save. Mes iš tikrųjų turėtumėm ją pamatyti anksčiau negu fizinėse parduotuvėse, tik tai, kad mes, lietuviai, esam pakankamai santūrūs žmonės. Ir galvoju, tai jeigu klientas pamatys dabar kalėdinės žvakės dabar, kol dar Maksimo jų nėra, tai jisai išsigas. Bet iš tiesų tai mes jį tiesiog jam parodysim, kad mes buvom pirmieji, kad mes jau turim. Nes mūsų laikotarpis iki Kalėdų kiekvienais metais, nors iš tikrųjų anksčiau prasideda komunikacija, iš tiesų sutrumpėja. Šitame video daug neišsiplėsiu. Jau dabar turėtumėt planuoti, kas bus, dėl ko bus ir kaip ir ką komunikuosit.